Labas rytas jums visiems. Ir mano tęsinys iš pirmos dalies pereinu į antrą ir šiek tiek uždėsiu, akcentuosiu kelius momentus, ko nepasakiau gal pirmoje, kas klausėtės, ir kaip ir šią temą būsime pagvildenę, šiek tiek prisilietę, šiek tiek susipažinę su ją ir galbūt kitaip pasižiūrėję, daugiau įžvalgų, daugiau suvokimų savo ir pamatymo, iš kokios pozicijos aš einu į kontaktą ir kuriu ryšį su kitais žmonėmis. Iš kokios energijos ir kokios pozicijos kuriu santykį su pačiu savimi. Ir vėlgi galima diskutuoti ilgai ir nuobodžiai, ir visada kiekvieno tiesa yra sava tiesa, iš savo patyrimų, iš savo praeities šleifo, iš surinktos kuprinės, kurią norisi arba palengvinti, arba pakeisti turinį, susidėti kitus žaislus, kitus įrankius. Paskutiniu metu aš dažnai savo klientų klausdavau, kokia kryptimi darot žingsnį pirmin, koks jūsų pasirinkimas. Ir visada duodavau tokį elementarų pavyzdį. Jeigu aš sėdžiu šiuo metu prie kompiuterio ir nusipirkau, paspaudžiu bilietą, įsigijau ir man tinka visos aplinkybės, tinka kaina, tinka vieta, tinka viešbutis, tinka būsena, kurioje šiuo metu aš noriu būti, paspaudžiu mygtuką ir išsirinkau kryptį į Seišelius. Ir kvaila būtų į lagaminą krautis pačiūžas, slidės, pirštinės, tą aprangą, kurios visiškai neprireiks. Dėtis viską, ką aplinkui savo namuose matau, ir paskui randam, kad panaudosiu tai, ko prireiks, irgi, manau, ne pats geriausias yra pasirinkimas. Todėl žinant kryptį, žinant, kur man tuo metu ir kur aš noriu būti, aš deduosi viską tiek ir taip, apgalvojusi maksimum, kas bus panaudota, ko man gali prireikti, kokie mano poreikiai, kokie mano, sakykime, tikslai šioje kelionėje, kiek aš judėsiu, kiek aš leisiu sau būti ir išnaudoti tas sąlygas, kurios man bus sukurtos, kuriuose aš būsiu. Todėl dėtis bet ką ir ne tai, kas atitiktų tą kryptį tuo metu, kur aš noriu ir kur mane veda, tiesiog būtų laiko gaišimas ir bereikalingų daiktų tempimas kaip balastas. Pamatyti ir padaryti, kad ir dabar vieną testą, vieną praktiką, sustabdyti savo įrašą ant pauzės ir parašyti 3-5 punktus šiuo metu, kas jumise kyla žiūrint šį įrašą. Ką norisi pakritikuoti, kokį priekaištą norisi pasakyti, galbūt kokį pagyrimą norisi pasakyti. Gal erzina aplinka, galbūt erzina mano plaukai, galbūt erzina mano aprangos spalva, galbūt erzina mano kalbėjimo maniera, galbūt žavi tai, kas už manęs, galbūt žavi tai, kas jums dabar iš karto šią akimirką ateina, bet neturit galimybės ar tiesiog nėra drąsos parašyti ar pasakyti. Sau
niekas jūsų nemato, niekas jūsų sąsiuvinių nežiūri ir netikrina, mokytojų šalia nėra, todėl drąsiai jūs galit parašykit savo, tai praktika dėl savęs, nes pirmiausia mes turim visada suprasti, kad ką mes bedarytume, ką mes bekalbėtume, ką mes beveiktume, kur mes bebūtume, mes viską pirmiausia sąžiningai tik reikia savo pripažinti, kad viską mes darome tik pirmiausia dėl savęs. Kad mums būtų patogu, kad mūsų poreikiai pirminiai būtų patenkinti, bet iš kokios pozicijos, iš kokios energijos mes tai darom, vėl laiko bėgyje mes tą turime pamatyti, priimti ir duoti tam vietos. Ir geroji pusė visada yra ta, kad jeigu mes esam kažką sugriovę, sugadinę, pažeidę, sužaloję, mes visada galime tą atstatyti, pakeisti, užpildyti kitokiu turiniu ir eiti į sveikimą ir gijimą. Pirmiausia dėl savęs, o tada ir dėl visų kitų, kas šalia mūsų, dėl pačių artimųjų žmonių, vaikų, partnerių, tėvų. Todėl grįžtant prie tos praktikos, kurią aš jums siūlau, ilgai negalvoję, parašykit, kokios nuotaikos, kokios emocijos, kokios energijos kyla jumise, parašykit savo. Ir kita šios praktikos dalis ta yra, kad aš neprašau atsistoti prieš veidrodį, nes tai būtų iš mano pusės gal per naglą. Tačiau pastatykit savo nuotrauką prieš save ir visą tai perskaitykit, ką jūs užsirašėte. Nes nėra tikslo, ką aš dabar darau, o tai darau pirmiausia irgi kaip priminimas savo ir dėl savęs, man nėra tikslo, kad aš įrašą darau žmogui, kuris šiuo metu vaikšto 6:30 Kupiškio mieste, tam tikroje gatvėje ir šiam įrašas yra skirtas jam. Pas mane nėra tikslo, kad šį įrašą išgirstų žmogus, kuris vaikšto šiuo metu Amsterdamo gatvėmis. Man nėra tikslo šį įrašą, kad išgirstų žmogus, kuris šiuo metu sėdi ant suoliuko ir laukia mėgstamos savo kepyklėlės atidarymo, kada galės nusipirkti šviežiai iškeptų kvapnių cinamonų bandelių ir pradėti taip dieną kitame mieste. Pas mane nėra konkrečiai, kad įrašas ir transliacija yra skirta konkrečiam žmogui. Įrašas yra skirtas pirmiausia man pačiai, savo, su tam tikrais uždaviniais ir savo iškelta, sakykime, intencija, kaip augimas ir paskui galėjimas iš to tobulėti. Peržiūrint, pamatant, įžvelgiant ir turint galimybę ištaisyti, pataisyti arba ne. Arba tiesiog plėsti, dauginti ir panaudoti kaip savo privalumą. Todėl tai, ką jūs parašėte, tai yra apie jūs pačius. Arba atmetimas, arba priėmimas, arba nebuvimas drąsos priimti tą sielos dalį, kurią jūs dabar ką tik įvardinot ir pamatėt per mane. Ir tada pasistatę prieš save nuotrauką, visą tai perskaitykit. Ir tada dienos bėgėje paimkit praktiką pastebėti, kas jūs suerzino, kas jūs paskatino nusišypsoti
dienos pabaigoje peržvelkit sąrašą ir pamatysit, kokiu turiniu jūs mechaniškai, autopilotu, diena iš dienos praleidžiate dieną. Kokios jūsų reakcijos? Ir jūs labai nustebsit, pamatę, koks yra santykis susierzinimo arba priėmimo, ir tai tik apie mus, per kitus. Ką dabar aš ir darau, pirmiausia, šiame momente, šioje dienoje ir šiuose energijose, kuriuose esu, ir mėgaujuosi. Visada dažnai pabrėžiu, darydama numerologijos analizės ir žiūrint į žmonių gimimo datas ir matant tam tikras energijas, pirmiausia sakau, kad aš darau šventę pirmiausia savo pačiai, per save jums. Kaip jūs tai interpretuojat ir kaip jūs tai nuskaitot ir kaip taip jūs panaudojat, ir jau čia nebe mano atsakomybė. Todėl labai toksai įdomus momentas, kada sąžiningai pradėti nuo savęs lokaliai prisidėti prie globalaus kitokios aplinkos kūrimo. Ir kada prieš 5 metus manęs paklausė, Rasa, ar galima taip daug visą Žemės planetą apgauti, apmeluoti, sumanipuliuoti, ir kada tai baigsis? Ir mano atsakymas buvo toksai, kad mus privertė patikėti, mus privertė per daug metų būti tame, kad mus padalino kaip fatosva obuolius, kada mes daliname ir mums patapo norma, kad mes esam pusės. Mes vieną pusę ir einam per pasaulį ieškoti per daug metų, naudodami savo resursą, naudodami savo laiką, ieškom aletos kitos pusės. Todėl jokio skirtumo, tai tik Žemės plotas, kurie gyvena žmonės su džiaugsmais, su skausmais, su kančiomis, su malonumais, su ryškiais pojūčiais, su gimimu ir mirtimi. Ir nesvarbu, kokia kalba jie kalba, pas juos visus tas pats noras būti laimingiams. Vienintelis noras būti laimingiams. Kaip to pasiekiam, ar iš tokios pozicijos, ar esame šiek tiek jau brandus ir pamėtyti, savaip daužti, padaužyti ir jau patobulėję, šiek tiek palypę laipteliu aukščiau, ar iš tokios pozicijos poreikis vidinis yra vienintelis būti laimingiams. Ar vienam, ar dviese, ar kompanijoje, ką bedarytume, vienintelis noras, kol esam šiuose skafandruose ir šiuose avataruose, būti laimingiams. Tačiau laimė neateina iš išorės. Laimė neateina per kitą žmogų. Laimė neateina per daiktus. Laimė ne išorinėse dekoracijose, ne konkrečiame žmoguje, ne vaikuose, ne partneriuose, ne tėvuose. Jie neatsineša to fakelo ir kažkokioj stebuklingoj dėžutėj neatidaro, kaip dabar imkit, naudokitės ir nieko nedarykit. Ir štai pagaliau tas siurprizas, tas stebuklas, pagaliau radau, pagaliau sutikau. Štai dabar įkvepiu ir prisiklijuoju
ir radau, ir sutikau, aš sutikau. Mes nieko nerandam. Kaip sako, paslėpkit pačioj artimiausioje aplinkoj, pačioj matomiausioj vietoj ir tas ieškojimas patampa toksai jau humoristinis ir pačiam netgi toks isteriškas juokas ima, kada mes pagaliau pamatom, kada viskas padėta tiesiog prieš mus, matomiausioje ir ryškiausioje aplinkoje ir vietoje, o regis apvažiavom visą pasaulį, dirbom tam, turėjom resursų ir galimybių, kad galėtume su pasididžiavimu pasakyti, aš ir ten buvau, ir ten ir tokiuose praktikose, ir su tokiais mokytojais, nors ant tiek kūrėjas yra išradingas, kad tai įdėti viską ir paslėpti, pakavoti mumise, kad pagaliau turėtume tiek sąmoningumo ir būtume praplėsti savo sąmonę, kad tai galėtume nusiėmę ego karūnas, tai pripažinti, kad visa tai, ko ieškojau, kabutėse, nes neprisimenu, kad pamečiau, ar ne, visa tai, ko nuolat kažko buvo alkis ir net nežinojimas, neapčiuopama, neįvardinimo, ko man trūksta, aš nuolat keliavau per pasaulį, per situacijas, per žmones, nes būti vienam irgi daugumai yra labai sunku ir sudėtinga, nes tai tolygu būtų mirčiai. Būti vienam, tai pasikelia tokia didelė baimė, kad tas pats, kas būti tyloje, pagaliau išgirsti save. Ir tada išgirdus save, prisimti atsakomybę. Ir tada pagaliau pripažinti, kad tiek laiko klaidžiojau ir naudojau kitą, kaip tvarstį savo žaizdom aptvarstyti, einant tik iš tokios pozicijos, nes šiai dienai bent vis tiek aš lieku prie savo tokių filosofinių pamastymų, kad negali būti išpildytas ir pilnatvėje, ir malonume, bet kur, bet kada su savimi, jeigu einama iš tokios pozicijos. Nes man tai tas pats, kas atkirsti, nuimti kažkurią savo vieną pusę ir jos išsižadėti. Išsižadėti tėčio arba mamos, išsižadėti ateities arba praeities, išsižadėti neapjungti, kad tai yra, kad sąmonė ir pasąmonė, nurėžti save pusę ir eiti per pasaulio pusę ir kažkaip tai stengtis sutalpinti į tą vieną pusę viską ir naiviai savo naglai meluoti, kad su manimi yra viskas tvarkoje. Liūdniausia yra tame, kad turint galimybę atlaisvinti, išpakuoti ir turėti didesnį resursą energijos, užtenka tik tai pamatyti ir pripažinti, duoti tam vietos, kad man šiuo metu yra begalinis didelis alkis
vienos ar kitokios emocijos yra begalinis, nenusakomas, žodžiais tik jaučiamas alkis mamos ir tėčio, kad yra begalinis ilgesys ir begalinis, beprotiškas noras per kitus žmones ir jie reikalingi tik kaip dekoracijos, kaip įrankiai ir kaip priemonės per savo statusus, veiksmus, poelgius, žodžius įrodyti mamai ir tėčiui. Kai nėra drąsos pripažinti, kiek yra taikos manyje ir kiek yra konflikto su kitu, su savimi, per save, su pasauliu. Kada nėra drąsos pripažinti, kad eidama iš pusės ir šalia pasirenkant žmogų būti šalia, dirbti, sakykime, tam tikroje pozicijoje darbuose, kurti šeimą, kurti ryšį, tik iš noro įrodyti ir būti pamatytai mamos ir tėčio. Kada kyla ginčas, yra nuolatinis tampimas tiesų vienas su kitu, kada nebesueina ir nebėra vietos vienas kitam, kada yra visada noras pasakyti paskutiniam, pasikonkuruoti, pasivaržyti vienas prieš kitą, kada yra tik tai tokia energija, kad aš turiu būti teisiausias, geriausias, reikalingiausias, kada yra tik tokia energija paleidžiama ir užsukama ginčo metu, kuris didesnis, kuris svarbesnis. O kada yra iš dviejų pilnų, išbaigtų, išpildytų brandžių žmonių, konfliktas nukreiptas į tai, o ką mes galime šiuo metu padaryti dėl bendro tikslo, dėl bendro rezultato, dėl bendro galutinio užbaigtos būsenos, kada mes abu esame laimingi. Konfliktas kilo, tačiau sprendimo ir proceso kokybė, kada yra vienas prieš kitą, o kada yra, o ką mes galime ir kaip mes galime iš viso to išeiti ir pereiti šiek tiek aukščiau kartu, kad mums abiem vienas su kitu būtų dar fainiau, dar linksmiau, dar įdomiau ir kad mes pasirinkę vienas kitą vėl ir vėl būtume laimingesni. Kad nebus konfliktų, tai yra neįmanoma. Tačiau kiek mes leidžiam sau kitame per kitą žmogų pamatyti savęs, kiek mes leidžiam ir kokia mūsų koks mūsų pirminis buvo įvardintas poreikis eiti į santykį, dėl ko, kam. Kas man iš to? Ar aš galiu su pagarba ir dėkingumu klausyti ir priimti kito žmogaus kelią ir patyrimą,
kada jis pasakoja, ar kaip ir daviau pradžioje praktiką, kiek aš į tai sureaguoju, ar aš jį nuteisiu, nuvertinu ir pasmerkiu, sumažinu ir išaukštinu save, ar aš beklausydama rodau jam dėkingumą, jog per šią nuotaiką, per šio žmogaus kelionės etapą, beklausydama, aš pastebėjau savo reakciją ir aš jaučiu tokį didelį malonumą, kad žmogus tik per šį žmogų, per šią akimirką ir momentą, vau, tai apie mane. Ir aš tai ramiai reaguoju, nes aš priimu tai ir man nėra jokio šleikštulio ir jokio noro į pabėgimą, į užsidarimą, į neigimą savęs, kad vau, vadinasi, galiu būti ir tokia. Ir kas paneigs tą momentą, kad mes nesame padarę tokių dalykų, jeigu neprisimenam, ne faktas, kad tai nebuvo, jeigu per kažkokiu būdu tai praignoravom, pamiršom ir apsimetėm, kad viskas tvarkoje, tai ne apie mus, tai irgi mes negalim pasakyti, kad tai išbraukta iš mūsų istorijos. Štai kas prisimena geriausiai. Ir vėl, ar mes sudarom sąlygas nurimti ir pabūti vieni, kad išpakuotume ir prisimintume, pagaliau priimtume, kokie mes esam. Ir ar nėra mano pagrindinis uždavinys eiti per gyvenimą lengvai, kuriant nuotaiką, kad man būtų gera pačiai su savimi, tačiau su kitu žmogumi man yra linksmiau, daugiau įdomumo, daugiau įžvalgų, daugiau sprendimų. Ir ateinam iki to, kad jokių būdų nenusiplakti, jeigu kažkas pasisuko ne taip, kažkas atsitiko ne taip, kaip tikėtasi, nes sukontroliuoti, išlaikyti savo rankose kito žmogaus sprendimus nėra įmanoma. Mes negalim savo numatyti veiksmų, reakcijų, nes va tai dabar, ką aš kalbu, aš tiesiog kalbu be jokių špargalkų, be jokių ten, sakykime, kažkokių pasirašymų. Aš kalbu tai, kas einasi, tačiau tai irgi ne mano. Tai yra, regis, esi kaip laidininkas, kalbasi, gestas toks ir aš leidžiu būti taip, kaip būnasi, tiesiog momente. Išorė jinai irgi būnasi ir einasi taip, kaip jie einasi. Ir tada, jeigu analizuojant ir stebint savo, tokia įjungus savistabą, nes viskas nuo to, kaip rezultate aš jaučiuosi. Ne tai, kaip aš padariau, ką aš padariau, ar aš teisingai, neteisingai, nuolat apsikaltinu, nuolat noriu būti ten preciziškai išbaigta, kad viskas būtų, bet kaip aš jaučiuosi kiekvieną akimirką, nėra vakar, nėra rytoj, yra tik šis momentas. Todėl, kaip aš jame jaučiuosi, kiek aš malonumo ir džiaugsmo tame patiriu. Todėl
jeigu žiūrėti ir stebėti, kad mes esam vieni dėl kitų, mano ne tai, kad būtų rekomendacija, bet iš savo pastebėjimo, iš savo kelionės, pirmiausia visada atsakyti, kam man reikia, dėl ko man reikia, kad šalia būtų manęs kitas žmogus, dėl ko man būtent reikalinga ši pozicija. Aš visada dažnai kartoju, jeigu nemiela, nejaučiat malonumo, neina iš širdies toksai kaifas tame, ką darot, ar tai būtų kūryba darbo vietoje, ar tai būtų kūryba ir lengvumas, ta energija džiaugsminga, lengva, moteriška, magiška energija, kurią dalinatės ir mainotės su partneriu, atlaisvinkit vietą. Tiesiog neužimkit jos kitam, į kurią gali ateiti tas žmogus, kuris vienas kitam suteiks tokį augimą. Tačiau iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėjus, ne vieni santykiai nėra klaida. Mes patys nesam klaida. Jeigu mes esam čia, jau nėra klaida. Jau esam pakankami, jau esam su tam tikru uždaviniu, jau esam tam, kad per mus, per savo vaidmenį, kokį tuo metu prisiėmę esam atlikti, paaugtume ir susipažintume. Pirmiausia, į ką aš bėčiau, į kokią praktiką, į askezės praktiką imčiausi, į sausas dienas, į fizinį krūvį, į santykį su konkrečiumi žmogumi. Visada atsakau į klausimą, ką man tai, kiek aš galiu duoti, iš kokios pozicijos ir kokios energijos aš einu ir ką man tai. Nes daug žaidimų mano gyvenime jau yra pražaista, uždaryta, pereiti tie moterų etapai, kada buvai maža mergaitė, poreikis buvo vienas, kada buvai maištaujanti paauglė ir griaunanti ir galvojanti, kad tu esi centras ir nesvarbu, kokie bus jausmai kitų žmonių, tu imi ir darai. Tačiau ir yra visas žavesys tame, kad mes eidami per gyvenimą, mes galime taisyti ir pasirinkti jau kitaip. Jeigu mes gyvename 18-25 tokie palaidais plaukais, mes nebegalim, aišku galim, čia vėlgi nuo pasirinkimo, kiek mes esam brandus. Vėl, ar aš lieku iš tos pačios pusės, kad griaunu viską ir kontroliuoju ir priekaištauju ir konkuruoju ir varžausi ir lyginuosi, ar aš ant tiek pasidarius namų darbus, perėjus per skausmingas situacijas, ateinu iki tokio taško, išbandymų visada bus, pagundų visada bus, tikrinimo visada bus, jeigu nusprendžiam, kad viskas, aš uždarau tą temą ir nesu to bendrininkas. Todėl, kada sakiau, ar įmanoma visą pasaulį apgauti, sukontroliuoti, dauguma patikėjo, kad negalima. Tačiau tik labai maža dalis patikėjo, dabar kažkaip pasakiau, man atrodo atvirkščiai, ar ne? Labai maža dalis žino,
ir prisimena, kad koks skirtumas, kur jis begyventų, kokia kalba bekalbėtų, kada siela yra šiame avatare ir šiame kostiume, kada visi vienodi išoriškai, nes, patikėkit, jeigu visi būtų savo tikrais avatarais, šis žaidimas nebeturėtų jokios prasmės. Kada žmogus tiki, kad jisai yra tik ta išorinis apvalkalas ir leidžia savo toliau būti tame žaidime, ką per daug metų, kokias taisyklės mums primetė, įtikėti toliau ir žaisti, tada taip. Tačiau, kada pradedi imti atsakomybę ir daryti kitokį pasirinkimą, tiesiog atsisakai lokaliai būti to bendrininku. Ką turiu omeny lokaliai? Kada, žiūrėdamas į akis, meluoji, manipuliuoji ir žaidi apgaulę žaidimą su partneriu, iš baimės būti vienam, iš baimės, kad tave atstums aplinka, iš baimės, kad ne statusas ir ne prestižas, tada tu palaikai lokaliai melą, kuris tik tai kaip veidrodis atsispindi bendrame dideliame plote, kas buvo ir padaryta. Kada mes lokaliai žaidžiam tą žaidimą, kada reikia jį pagaliau uždaryti ir aš atsisakau tame būti, nes mano vertybės visai kitos, aš renkuosi ir atsisakau žaisti tą žaidimą, kada turiu tą trumpalaikį momentinį malonumą vietoj ilgalaikės perspektyvos, kada aš renkuosi išlaukti, išbūti ir būti savo tiesoje, kad ir vienas, jokio skirtumo, nes aš žinau, kas aš esu. Aš žinau, kokį turinį aš per situacijas, per patirtis, per žmonės, per įvykius, per statusus, per įvairius vaidmenius susidėjau ir susikroviau. Ir tada koks skirtumas, kada aš žinau, kas aš esu, kada man nereikia patvirtinimo iš tokios pozicijos. Mes kiekvieną vakarą vieni ar dviese gulamės nuogi, visiškai nusinulinė. Kortelės piniginėse, rūbai ant kėdžių, švarus kūnas po dušo, kada nėra statuso, kada nėra banko sąskaitų, kada tik yra vyras ir moteris, kada yra nuogumas sielų, kada yra tas momentas, kada poreikis santykių, ne tai, ką kitas žmogus turi, namus, mašinas, nuliukus, kada nebe tas kitas momentas, kada žmogus gražus, išvaizdus, man reikia pasipuikuoti, pasirodyti su juo. Tačiau kada yra kitas momentas ir etapas, sielos evoliucija, kada aš matau ir einu į santykį, kad galėčiau dalintis, susipažinti ir paaugti iš sielos lygmens. Kada kalbu ir matau kitą žmogų iš tos nematomos ir neapčiuopiamos, iš to gilio, kada ištraukiu save ir apsinuoginu save prieš kitą,
ir renkuosi kiekvieną dieną kitą, kaip save. Aš renkuosi save, aš priimu save ir priimu tave toks, koks tu esi. Nes tik per tave aš galiu dar labiau išpakuoti kaip dovaną save. Aš galiu pasitikrinti, pamatyti, panaudoti, būti kūryboje ir būti kitokia. Leisti savo būti kitokiai. Ne blogai, ne gerai, nevertinant, neprisitaikant, nebandant pritapti, nebandant įrodyti, nebandant turėti daugiau. Be viso šito, jeigu einu per nuogumą, iš noro būti kuo daugiau pamatyta pačios savęs, tada visiškai kitaip nusidažo santykis, ryšys visai kitomis spalvomis. Pas visus yra buvę labai blogų nuotaikų, tamsių spalvų. Aš mėgstu dabar šį laiką, kada išėjusi fizinio krūvį, jeigu, sakykime, birželio mėnuo buvo 4:30 dar šviesu ir tu grįžti šviesu. Dabar tu išėjusi į fizinį krūvį 4:30 yra tamsu ir grįžti, kada šviesu. Tai man tokios perduotos yra praktikos, ypač atsiskleidžia bėgimo metu, ėjimo metu, kada per ilgas distancijas ir kada leidi savo mėgautis be telefono, be programėlių, be kažkokių, nesvarbu koks kilometražas, kada tu esi ir mėgaujasi tik tai procese, tau ateina tokie įžvalgos suvokimai, irgi išsipakuoji save, matai save, kad kam dabar labai sunku, kas nebeturi savo vidinės atramos. Nes tas bėgimas, tas ieškojimas, tas noras užsipildyti nuolatinis, ne išorėje. Labai labai daug susitaupo laiko, kada pagaliau leidžiam savo sustoti ir pamatyti. Ir kad pamatyti, kad dabar jau rugpjūčio mėnesį kitaip negu birželio, kada aš keldavausi 4:30 po 4 ir būdavo šviesu, dabar, kad pamatyti, kad tamsu, aš turiu pirmiausia atsikelti, pramerkti akis ir priimti tą faktą, kad praėjus 2 mėnesiams šiuo metu yra jau tamsu, jau po 5 dar nėra šviesu. Todėl toksai irgi tokia labai labai transformacinė praktika būtų tame, nepatingėkit, duokit savo laiko, skirkit savo laiko, nes meilė savo yra skirimas laiko savo. Ne plaukai, ne rūbas, ne spalva, ne kosmetika, ne užsidėta kaukė ant veido, ne papuošalai, ne briliantai, ne naujausias automobilis užpildo. Jūsgi žinot, kad džiaugsmo labai labai trumpam laiko. Meilė savo yra, kiek aš skiriu savo laiko ir kiek aš moku ir gebu ir pasiruošus būti tyloje. Todėl pasimirkite askezę. Apie askezės aš niuansus ir povandeninius momentus galėsiu pasakyti kitoje temoje. Duokit savo laiko, pasinaudokit ir fizikoje kaip patvirtinimą, kad išėjus tamsoje ir darant veiksmą, darant žingsnį, įdėjus intenciją ir būnant procese, nesvarbu, kada tai baigsis, tačiau pamatant, kokie jausmai ir emocijos kyla, kokia nuotaika, kiek man gera ir kaifas būti su pačia savimi, prabūkit ir
pareikit jau šviesoje. Tai labai man labai patinka tas toksai subtilus tas momentas, kada tu išeini tamsoje ir labai patinka, jeigu būna dar, sakykime, vėjas, kada duodi komandą iš savęs, kad tiesiog išsuktų, prapūstų ir paskui kitokiomis energijomis galėčiau užpildyti save ir savo fizinį, ir savo visus subtiliuosius šviesiuosius kūnus, juos sinchronizuodama, jau pereiti į šviesą, nes visada po tamsos būna šviesa, yra rytas, yra vakaras, yra todėl transformuotis ir pajausti, ką mums padeda gamta, vėjo stichijos, panaudoti jas savo pažinimui, išeiti iš tamsos ir pranerti, grįžti su šviesa, kad viskas yra laikina ir viskas yra tik žaidimas ir leis tam būti, nes kūrėjas, visata, aukščiausiai sąmonė, kaip be pavadinsi, irgi su mumis iškrėtė tokių labai tokių įdomių, šmaikščių pokštų, kada kaip tam stiklainėje papurtė, paleido, išbarstė ir tada žmonės susiklijavo vien tik tai iš baimės. Trynasi, vieni kitus, sakykime, gilina tą žaizdą. Tačiau dabar tas metas, kada mes nebeturim laiko žaisti. Mes savimi, lokaliai, norėdami ir atsisakydami tos aplinkos, to pasaulio, koks yra dabar dominuojantis, tik aš per save galiu prisidėti, kad kokios kokybės santykių aš noriu. Ir kokios kokybės santykis man priimtinas, kokios kokybės santykis yra toleruojamas ir plečiantis naujame pasaulyje. Atidėliojamas, kad ką aš vienas padarysiu, tai ne variantas. Atidėliojimas, kad aš renkuosi trumpą malonumą ir tą skonį fiksuotą, užtvirtintą ir garantuotą, tai iliuzija. Todėl kiek aš prisidedu ir kiek aš esu bendrininkas prie to, kas aplink mane vyksta. Kiek aš galiu pasakyti, kad štai ką aš dabar matau, tai aš savimi prisidėjau. Ir kiek aš sau galiu pasakyti, kad man taip nebetinka, aš atsisakau, nes aš matau kitokį pasaulį, aš noriu prisidėti prie kitokio pasaulio ir aš noriu išeiti iš šio kūno į kitą formą ir tęsti savo kelionę, žinodama, kad padariau viską, suprasdama, kad savimi, savo sielos jėga ir galia aš prisidėjau iš meilės energijos pasirinkdama. Ir baigiant tą mintį, kad mes kaip buvo tas laikas, pasibaigė tas laikotarpis, kada supurtyti žmonės gyveno su bet kuo, bet kaip, kad tik išgyventų, atėjo kitas laikas jau pripažinti ir patikėti ir daryti kitokį veiksmą, kad yra kitas laikas. Ir pokštas tame, kaip sakau, kad trečią dieną gimsta, ar trečią mėnesį gimsta vyrai. Tokie paminkštinti imperatorienės, ar ne? Kada ketvirtą dieną ar ketvirtą mėnesį gimsta moteris, paturbintos, sustiprintos konkurencijos energijos imperatoriai. Ir tiem žmonėms, vyrams, reikia truputėlį suvyriškėti iš imperatorienės, truputėlį pasikelti, perėti į imperatorių, o moteriams iš imperatorių truputėlį reikia nusimti
nusipjauti kai kurias dalis, dėti į lentynėlę ir suminkštėti, pereiti į kitą energiją. Vyrai, moteriai turi būti faina vieniems su savimi pačiais. Tačiau ir energijos, ir būsenos pas vyrus ir moteris yra visiškai skirtingos. Jau pradedant nuo, sakykime, lytinių organų. Pas vyrus išorėje, pas moteris viduje. Pas vyrus gatvė, pas moteris namai. Pas vyrus konkurencija, trofėjai, įrodinėjimai. Pas moteris jaukumas, šiluma, lengvumas. Pas vyrus namai yra poilsis. Jie ateina į tą erdvę, kada jų deivė yra sukūrusi tokią būseną, kurioje jiems gera, šilta, jauku, malonu, kurioje norisi būti. Moteris į poilsį eina už namų ir ten atsipalaiduoja nuo tų pareigų, kurias daro vidiniai erdvėje. Vyras duoda ranką ir sukuria tokią būseną, kad moteris norėtų ją savąją įdėti į vyro ranką ir vyras su drąsa, su pasitikėjimu, su tvirtumu, su vyriškumu leidžia moteriai jausti saugiai ir jisai išveda už savo namų durų. Pas vyrus materija, pas moteris kūras ir energija, ta nuotaika ir ta būsena, kuria juos užpildo. Tačiau vėl mitas tas yra, kad moteris būdama be vyro, jinai yra pusė. Jinai niekada nebus pusė. Jinai visada yra pasitikėjime ir jos ranka yra nuolatinėje kūrėjo rankoje ir vedime rūpestyje. Moterim nuolat pasaulis rūpinasi. Tik kitas momentas, ar moteris tai sau leidžia ir ar moteris tai žino. Ir ar moteris eina iš lengvumo per gyvenimą savo kūryboje. Todėl vyras ir moteris tik tai papildo vienas kitą. Tačiau jeigu tai brandžios asmenybės, nepastrigusios skirtingose savo augimo etapuose, tiesiog šiems žmonėms būti vienas su kitu didelis malonumas, didelis džiaugsmas iš meilės. Ir meilė ne aplinkoje, meilė ne daiktuose, meilė ne objektuose, meilė ne dekoracijose, kurias mato mūsų akis. Meilė eina iš šito pilno išbaigtumo, priimant obelį, nuo kurios ir ant kurios sunoko šis obuolys, priimant tėtį ir mamą, priimant savo šaknis. Todėl baigiant, gavosi šiek tiek ilgoka transliacija, palinkėjimas visada sau
kad augintis savo obuolius, pildyti krepšius, pintines, statyti už savo namų durų ir vaišinti savimi bei puošti savimi pasaulį, o nebūti trūkume, nebūti elgetos pozicijoje, nuolat būti išpildytai. Jau dabar mes esam pakankami. Jau dabar mes esam išpildyti. Ir kad esame, klaidų nėra. Klaidos nėra. Pasaulis iš tavęs ir manęs. Pasaulis iš visumos. Ir ryšys toksai, kokios kokybės mes patys savo leidžiam. Kiek žaidimų mes esam pražaidę, atsižaidę ir uždarę. Ir ryšys ir santykių kokybė tokia, kokį pasaulį mes norime matyti. Todėl gražios jums dienos. Ji pas mane tęsiasi, saulė kyla, bus kitas vaidmuo ir kitos procedūros, bus kitas ryšys, įsižeminimas pilnas ir dėkojimas, kad galiu būti kitoje būsenoje. Ir prisiminkit, šventę pirmiausia darome mes savo. Pamatom savo skaudulius, skausmus, traumas irgi patys savo. Ir leiskime savo pabūti vieni, suprasti, kas mes esam, pasakyti savo, kas aš esu, ir iš pilnatvės, išdavimo kurti, eiti į santykį, kad harmonijos, kūrybos ir meilės būtų tik daugiau, o ne mažiau, kad pečiai ir krūtinė būtų tokioj būsenoj, kad aš esu matoma ir man patvirtinimo iš aplinkos tikrai nereikia. Gražios dienos.